simpatijų stipriai sumažino Kaune Rimkenzo. Panašu, kad Rimkus yra perskaitęs bent kelias stoicizmo knygas, nes dabar prastovėjo kampe tiesiog šaltų veidų nejudėdamas, stebėdamas Misiūną. Net nepažvelgia Arnoldas Misiūnas dabar į Dovydą Rimkų. Ir greitai galima tik dar pasakyti faktą, kad Misiūnas nepasidarė svorio šiai kovai, šiek tiek pritrūko ir dėl to 10% honoraro keliaus Rimkui. Dabar jau dėmesys tikrai tai, kas dedasi ringe. Misiūnas labai aktyviai nori pradėti kovą, dega tiesiog jo akis. Rimkenzo pasitiknė, priekinė ranka varžovą. Buvo galima tikėtis spaudimas iš Misiūno nuo pat pradžių. Čia bus tikrai labai arši kova. Panašu, kad klinčas gali perėti rimtinę čia, nesuskontroliavus vaikinams. Prasimeta Misiūnas smūgiuodamas iš apsisukimo koją. Pataiko Dovydas Rimkus. Ir pataiko dar vieną. Ir labai paprastai tiksliai dirbo Rimkus, tačiau dabar jau praleidžia iš kontratakos. Ir kaip priims smūgis Rimkenzo, na ką turi Dovydas, tai labai gerą toleranciją smūgiams. Sugeba jis atlaikyti stiprius smūgius. Čia vėl tiesus džebas, kurį užtaiko Misiūnas. Pasitikinė laukikais varžovą dabar Misiūnas. Dovydas pabandė aukščiau. Čia į vidinę šlaunės dalį. Misiūnas neįsitraukia, Misiūnas eina į priekį ir vėl džebas pralindo. Džebas buvo pirmos kovos istorija, buvo kažkiek ir antros kovos istorija, tiesiog ne tiek efektingai. Žiūrėsim, kiek jau naudos dabar Arnoldas. Dabar tipais palaiko atstumą Misiūnas. Kažkaip pusėjo pirmasis raundas. Ir vėl tikslu. Dovydas Rimkus ant grindų, tačiau tai nebus nokautas. Tęs kovą Rimkenzo, aš net neabejoju, rodo pats Rimkenzo netgi, kad paslydo labiau, tačiau tikrai praleido smūgį. Kada mes matėme Rimkenzo knockdownį? Ką aš ir kalbėjau, tai yra labai didelės tolerancijas smūgiams turintis kickboksininkas, tačiau dabar jis krito. Bet pats metas į priekį dabar. Oi! Praleidžia Misiūnas smūgius Dovydas Rimkus, Misiūnas pajautė kraujo skonį. Ir spaudžia jis dabar Rimkų. Paskutinioji minutė, ją Rimkui reikia kažkaip išgyventi. O Arnoldui Misiūnui nesikaršiuoti, nes Dovydas Rimkus netgi sužalotas. Gali kontratakuoti, turi sunkias rankas tikrai Rimkus. Ar jis gali būti tas sužeistas žvėris, kuris dar skaudžiau vėl praleidžia. Lenkia ją pačią galvą kol kas Dovydas po smūgio. Oi! Ir tiesiog Misiūnas uždarinėja raundą. 30 sekundžių, ar Rimkenzo išgyvens pusę minutės. Iki raundo pabaigos, tada bus galimybė atsikvėpti. Vėl laukikai matuojasi atstumą Misiūnas, metas į priekį labai akcentuotas stipriais smūgiais Arnoldas. Džebas. Rimkaus gynyboje daug spragų. Pramušinėja Arnoldas. Bet realu, kad pirmąjį raundą ant kojų išsilaikys Dovydas Rimkus, tada jau reikės perdėlioti savoje kovą tarp raundų. Tiesą pasakius, reikėtų pagirti Arnoldą Misiūną, kad nebandė per paskutinę minutę visko užbaigti po pirmojo knockdowno. Patausojo jėgas, nes taip, Tautvidai, kaip ir sakei, Rimkus, kad ir po knockdowno turi vis tiek, ta prasme, galvą, kuri, atlaikys. Ir labai protingai padarė Arnoldas Misiūnas ir greičiausiai Andrius Špaila, kuris šiek tiek pristabdė arklius ir neleido įsibėgėti ir išeikvoti visų jėgų. O gyti mes tikrai žinom, kad Arnoldas su kvapu turi problemų. Tikrai taip. Aš ką pastebėjau, tai kad Dovydas Rimkenzo Rimkus šioje kovoje atrodo visai kitaip. Kur kas statiškiau juda ant kojų, mažiau į šonus juda ir aš galvoju, tai labai puikiai išnaudoja dabar Arnoldas, kadangi Dovydas kažkiek yra tiesiog stovintis taikinys. Keletas gražiausių pirmo raundo epizodų. Svorio kategorija 77 kilogramai. Rimkenzo atrodytų, kad tarsi šiek tiek per sunkus. Ne šiek tiek, Tautvidai, ne šiek tiek atrodo per sunkus ir tikrai esame matę, kaip gytis ir pastebėjo greitesnį ir, tikrai judresnį Dovydą, netgi šioje svorio kategorijoje. Dabar antrojo raundo pradžia gali atsakyti labai daug klausimų. Ar Rimkenzo savyje dar turi tos jėgos ir to ryžto šioje kovoje? Metas į priekį Rimkenzo. Ir vėl džebas Arnoldo. Persimušinėti su Dovydu Rimkumi yra pavojinga. Tačiau labai užtikrintas Arnoldas Misiūnas šiandien savimi. Ir tie smūgiai iš apsisukimo taip pat.
gana tikslus, kuriuos atlieka Arnoldas. Čia matuojasi distanciją Rimkenzo. Gal Rimkenzo ir kažkiek lėtesnis, bet aš pasakyčiau, kad jos smūgiuose atrodo, kad yra daugiau jėgos, daugiau svorio. Taip, akcentuoti smūgiai vienas po kito leidžiasi tikslo link. Ir va čia yra Dovydo Rimkaus atakos, kuriomis jis gali pakreipti kovos eigą. Pasimatuoja atstumą priekinę ir galingas dešinės. Pavargo Misiūnas ir atrodo Dovydas Rimkus kuo puikiausiai tai pajutė. Pažiūrėkime, kaip sunkiai kvėpuoja ir traukiasi. Nebando keisti kampo, neprasimeta. Priešininko tiesiog priverstas trauktis. Tiesa, dabar pasitikinėja gerai Misiūnas ir Rimkenzo, bet Dovydas pajutė, kad varžovas jau nebe toks aštrus, nebe toks tikslus. Jau rankos žemai pas Arnoldą. O Rimkus kvėpuoja, Rimkus iškvėpavo tas didžiausias problemas pirmajame raunde. Ir kas būtų pagalvojęs, kad Dovydas bus tas, kuris spaudžia šioje kovoje. Ir spaudžia dabar prie ringo virvių jis Misiūną. Čia galimybės su jau Dovydo Rimkaus rankose. Čia perspėjimas už apatinius smūgius prilaikant priešininko galvą. Bet Misiūno baterijos sėda ir kokį dabar apatinį Dovydas leido varžovui. Ir Dovydas jau pasiėmė vadėliais į savo rankas, kuris nuvadėlio šią kovą. Ir dar vienas apatinis. Dovydo rankos žemai. Eina į priekį Rimkenzo šioje kovoje. Misiūnas dabar paleido kontrolę. Ir vėl Dovydas Rimkus mažina atstumą. Visiškai skirtingi raundai. Apatinis pralindo. Misiūnas tikinasi. Nebėra atsakymų iš Misiūno pusės. Visiškai. Ir pakirto koją, tęsia Dovydas Rimkus. Ir pramušė dabar Misiūnas šiek tiek iškvėpavo tas problemas. Kokia dinamiška kovos eiga. Šis Misiūnas man primena iš kovos su Dominiku Dirčiu, kuomet matėme visus 3 raundus, kuomet tiesiog Arnoldas gynėsi užsidaręs gynyboje. Tačiau čia skirtumas tame, kad Rimkus pataiko ir tikrai tos jėgos savo rankose turi ir žalą daro. Su kiekvienu smūgiu netgi tos pačius dilbius į pirštinės pramuša Rimkus. Ir skirtumas tas, kad čia pirmąjį raundą Misiūnas turėjo savo rankose, atrodė, kad trūksta nedaug, kad jis užbaigtų kovą anksčiau laiko. Dabar situacija visiškai kitokia. Užsidaręs Arnoldas. Prasimetinėja dabar jis. Ir vėlgi dabar jau įdomus skaičiavimas. Pirmajame raunde Misiūnas, priminkime, padarė knockdowną. Čia knockdowno vis dėlto nebuvo. Trečiasis raundas bus itin sudėtingas Arnoldui Misiūnui. Matome, kaip sunkiai kvėpuoja ir atrodo, psichologija sužaidė. Ir jeigu realu, kad pirmasis raundas yra 10-8 Arnoldo Misiūno, nes buvo knockdownas, šiame, tarkim, 10-9 yra Rimkenzo. Reikia knockdowno Dovydui trečiame raunde. Arba mes išeisim į papildomą ekstra raundą. Taip, toks scenarius taip pat įmanomas. Jeigu 10-9 dabar... Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, kaip Arnoldas Misiūnas atrodytų ekstra raunde. Su tokiu kvėpavimu ir tiek, kiek jėgų dabar buvo palikta ringe. Sunku įsivaizduoti, kaip jis atsilaikys tą trečiąjį raundą, reikia ir taip pripažinti. Mes kalbėjome apie tą pyktį, papildomą pyktį galbūt prieš šią kovą palyginus su prieš tai. Bet šis pyktis vos nenuvedė Arnoldo ant grindų šiame raunde. Ir trečiasis raundas, ką pasiūlys mums jis? Du pirmieji buvo visiškai skirtingi. Rimkus dabar jau įsikėjimą tačiau. Ne, slysta jis. Bet smūgį taip pat praleido. Šiokį tokį, bet praleido. Misiūnas, aišku, irgi gali pajausti po vienos kitos sėkmingos atakos vėl, įgauti kvėpavimą. Tačiau tempą diktuoja Rimkus, būtent spyriais pradeda, nusiveda, tuomet Misiūnas privalo trauktis ir tada išlenda čia ilgos Rimkaus rankos. Trečia šių kovotojų akistata ir viskas sprendžiasi trečiajame raunde. Iki ko mes nukeliavome, ponios ir ponai. Aš tai vengčiau tokių atakų, jeigu būčiau Arnoldas Misiūnas, kadangi jos kainuoja tikrai daug jėgų. Taip, reikia taupyti energiją. Arnoldui dabar vėl praleido į barzdą apatinį. Čia Rimkus šiek tiek taip pat pasėdo, lyginant jį su antruoju raundu ir vėl pralindo apatinis Misiūno. Dešinė Rimkus tiksliai. Į barzdą. Galinė. Misiūnas taip pat tikslus. Trečiajame raundu Arnoldas jau vėl šiek tiek atsigavęs. Bet čia šodinis, kurį pataiko Rimkenzo.
Rimkui reikia spausti ir gniuždyti tiesiog pasitikėjimą Arnoldo Misiūno, taip pat kaip ir jo energiją. Korpusą galingai pataiko Rimkus. Ir prie ringo vyrių pavojingai Misiūnas šiek tiek užsibuvo. Sunkiai sekasi Misiūnui išeidinėti iš jam tų nepatogių padėčių dabar. Jėgų kojose, to staigumo tiek jau nebėra. Ir dar raundas tik įpusėjo. Ir labai žemai nuleistos Misiūno rankos. Tačiau knockdowno mes vis dar nematėme iš Dovydo Rimkaus pusės. Kol kas trečiajame raunde nėra taip sėkmingai Rimkui apsikeitimuose, kai buvo antrajame raunde. Tad neturiu nuomonės, ar jis čia būtinai turi pranašumą persvarą šitame raunde. Spaudžia Rimkus, tiesiog įspūdingai. Pirmas raundas 100% Misiūno, antras 100% pripažinkime Dovydo. Ir dabar 50 sekundžių. Kuris panaudos tą agresiją, tą pyktį daugiau. Per likusias sekundės tas, manau, ir švęs pergalę. Daug kalbų, daug parako sudeginta prieš kovą. Dabar likusi paraka reikia naudoti jau smūgiams. Ta pati, o į keliu, kaip pataiko Dovydas Rimkus. Pasižiūrėkite į abiejų kovotojų veidus. Kiek žalos yra duota ir priimta. Čia vėl keturi smūgiai. Kombinacija, wow. Ir ar neplaukia akis? Ne. Jos vietoje. Rimkų išmušti su knockdownu labai sudėtinga. Dovydas šioje kovoje kaip bombas eina į priekį. 10 smūgiai paskutinieji, kurie galbūt sudėlios paskutiniosius taškus ant Rimkenzo. Prieš Misiūną. Žalgirio arena kyla iš savųjų vietų charakteriais. Misiūnas prieš Rimkenzo. Bet neskubėkime visko baigti, nes aš kažkodėl galvoju, kad mes galim dar 3 minutės tuo pasidžiaugti. Galbūt. Laukime, ką teisėjai turi savo užrašuose. Tas priežastis mes jau vardinome kovos eigoje. Jeigu netyčia mes turėtume lygiąsias, ši dvikova tarp šių dviejų kovotojų niekada nesibaigs. Mes turėsime Rimkenzo Misiūnas 10, manau. Bet kaip sakė Mantas, įmanomas ekstra raundas. Ir laukime Igno Grinevičiaus, ar ne? Dovydas Rimkus atsigavo po to labai sunkaus ant pirmojo raundo. Knockdownuose šis vaikinas būna retai. Iš jo pakilo it Feniksas iš pelenų. Kaip gražiai skamba, ne? Rimkenzo, Feniksas. Tiesa, nebuvo jis ten labai paplaukęs. Atrodė, kad labai greitai atsigavo ir jau norėjo tęsti kovą, kur kas anksčiau nei teisėjas leido tai daryti. Ar čia pauzė? Kiek užtrukome su pauze ir atrodo Arnoldas Misiūnas aušinamas. Andrius Šipaila turbūt turi tą variantą ir dalina patarimus. Kas bus, jeigu bus? Kas bus, jeigu bus, taip. Gražus diržas, kitos kovos atributas, apie tai pakalbėsime po to, kai sužinosime, kas atsitiko čia. Arba dar nesibaigė. Nori tu to ketvirto raundo, man tai matau ir girdžiu. Aš noriu, taip, dabar galiu atvirai pasakyti, aš noriu ketvirto raundo. Jeigu žinai, ko tu nori, tai ko tu groji, ne tom. Beje, Domą Višniauską dar pamatysime, ar ne? Mes jau jį kažkiek matėme, esu Matu išeinant į ringą. Bet dainuojančią dar ne. Tiesos akimirka. Telemundo prezenta Dovydas Rimkenzo, Arnoldas Misiūnas ir šios trilogijos ar pabaiga. Nugalėtojo medalis ringe atsirado, ar ne? Šiaip ir norėjau sakyti, turėjau tokį pastebėjimą, kad kai turime užsienio teisėjus, mes dar nematėm nei vieno ekstra raundo. Tačiau šiandien per susirinkimą prieš turnyrą buvo kalbėta ir išaiškinta, kada gali būti ekstra raundas. Būtent tokią situaciją mes dabar ir galime turėti, kuomet turėjom knockdowną 10-8. Vėliau, pažiūrėsime, kaip matė galbūt trečiąjį raundą teisėjai. Nes dėl čia užtruko, labai ilgai užtruko. Sprendimas.
Dabar jau Rimkenzo klausosi patarimų, o čia ir mes. Tokio sutriukusio Igno Grinevičiaus veido dar nebuvau matęs. Vadinasi, įdomus dalykas. Tiesą pasakius, Dovydas Rimkus jau grįžo į savo kampą. Atrodo, žino galbūt kovotojai daugiau negu mes. Turime extra raundą. We have an extra round. Taip, šiandien mano vakaras, bent jau dėl to, mano noras vienas tikrai išsipildė. Ir prikalbėjome jau antrojo raundo eigoje, kad ekstra raundas čia įmanomas būtent dėl to knockdowno pirmajame raunde ir viskas būtent taip ir susidėliojo. Logiška, tikrai labai logiška ekstra raundas čia. Mes tikrai nesiskūsim dar pamatydami Misiūną prieš Rimkenzą. Ir aš manau, tai yra sąžininga trilogijai. Mes norime to rezultato ir galbūt tas ekstra raundas bus apie visą tai, kiek raundų jau yra buvę. Tai reiškia 10 raundų tarp Dovydo Rimkaus ir Arnoldo Misiūno iš viso. Ir 10 raundas bus lemtingas. Ir aišku, dabar įdomiausia, kiek bus atsigavęs Arnoldas Misiūnas. Jau matėme problemų su ištverme antrajame, trečiajame raunde. Bet Rimkenzo trečiajame raunde taip pat jau toli gražu nebebuvo toks pat. Bet aš manau, kad atsigavo dabar per šią pertraukėlę Dovydas Rimkus kur kas geriau ir jausis dabar užtikrinčiau. Matysime, raundas prasideda. Čia kiekvienas taškelis, kiekvienas tikslus smūgis gali būti lemtingas. Ar teisėjams tikrai bus beprotiškai daug darbo. Skaičiuoti kiekvieną tikslų smūgį. Taiko priekinė ranka. Misiūnas. Džiabais, dabar Misiūnas dirba daug. Tačiau Herkaus Lukošiūno patarimas Dovydui Rimkui labai paprastas. Gazuoji. Na, tie vėl smūgiai iš apsisukimo, kurie tikrai kainuoja daug energijos. Čia pataikė. Neįtin stipriai, bet pataikė Rimkenzo. Artima distancija. Ragina pajungti Rimkenzo ir dešinę ranką jo treneriai. Džiabas. Aktyvumo trūksta Arnoldui Misiūnui. Aktyvumo reikėtų ne tik tai tikslių smūgių, tačiau... Bet yra tikslų smūgiai. Pataiko vėl Arnoldas Misiūnas, dvejetukas, kuris sumušė jis. Rimkus tarsi ruošia. Ui. Pataiko dešinė Misiūnas. Ir jo gal 2-3 atakos dabar buvo tikslios. Misiūnas dabar visiškai fokusuojasi į galvą. Jokių smūgių į korpusą. Aš manau, kad jam reiktų šiek tiek pamaišyti ir pažaisti per abu aukštus. Prisiminkime vieną paprastą dalyką. Eit atgal ir smūgiuoti mes jau esam pasimokę, kaip į tai žiūri teisėjai. Galbūt čia yra Misiūno didžiausia klaida. Pataikai, žalos padarai, tačiau atgal eit tu negali sau leisti. Bet taškelius jis rengis dabar Rimkenzo pataiko ir kaip užsiveda po kiekvienos savo sėkmingesnės atakos Rimkus. Aš jums sakau, Rimkus yra zombis šioje kovoje. Jisai eina į priekį, krauju pasruvęs veidas. Walking Dead. Štai ką Herkus Lukošiūnas padarė iš Dovydo Rimkaus. Ir čia vėl, tikrai labai lygus tas ekstra raundas. Pataiko vėl džiabą, pataiko galinė Misiūnas. Tiesą pasakius, nenorėčiau būti teisėjų vietoje šiuo metu. Ir tokiose kovose labai daug nulėmė kovos galas, kuris dabar padarys galą. Kiekvienas smūgis kovos pabaigoje gali nulemti pergalę. Vėl džiabai galinė. Rimkenzo, bet ne visai tiksliai. Dovydas Rimkus net nežiūri, kur eina, tiesiog leidžia smūgius iš inercijos. Smūgiai jau nėra labai stiprus, tačiau jie vis dar tikslus. Mes kalbėjome apie Dovydą Smakrą, kiek gali jisai smūgių sugerti ir toliau eiti į priekį. Va čia ta kovos pabaiga, kuri gali labai turėti daug įtakos, gal 3-4 smūgius vėl pataiko Misiūnas. Ir 10 sekundžių. 10 sekundžių iš visų jėgų, dabar paskutiniųjų sukauptų Rimkus ir Misiūnas. Paskutiniai smūgiai, paskutiniai taškai. Aš noriu dar. Nebus dar, sužinosime nugalėtoją. Wow, buvo gerai, buvo labai smagu ir užkelta kartelė šitam turnyrui labai aukštai. Po to žengs naujokas ir Karosas. Jie turės pademonstruoti velnioniškai gerą kovą, jeigu nori. Dėl čempiono diržo nepamirškime, laukia kova
dėl čempiono diržo visiškai netrukus. Tačiau dabar čia tvyro netgi tokia, sakyčiau, įtempta tyla, laukiant rezultato. Ta tyla ir laukimas puikiausiai atspindi šitą trilogiją. Mes labai ilgai jos laukiam. Dabar laukiame rezultato. Laukiame prieš tai, kol sužinojame, kad bus extra raundas. Pagaliau sulauksime ir sužinosime, kas bus nugalėtojas. Ir vėlgi siūlau prisiminti, kokia buvo kovos dinamika, kaip čia viskas keitėsi ir kas sufinišavo geriau, kas paspaudė akceleratorių iki galo, mums praneš Ignas Grinevičius. Po extra raundo. After extra round nugalėtojų tapo mėlynasis kampas Blue Corner Arnoldas Misiūnas. Arnoldai, teik pas mane. Ką turi pasakyti po tokios kovos? Ar dar liko jėgų, ką nors pasakyti apskritai? Tuoj. Ačiū visiems, kas palaikė mane. Tikrai. Neknysiu proto. Greičiausiai kaime sunku pasiruošti kovai. Antram raunde galvojau, kad bus ragas. Iš tikrųjų, taip atėmė kvapą. Atrodo, kad mirsi. Bet turėjau patį geriausią trenerį šalia savęs, Andrių Šipailą. Kai nebuvo kvapo, pasakė, kad turiu jį surasti ir dabar turiu dirbti. Tik kiek iš jo, tiek dirbau. Žodžiu, ačiū visiems, kas palaikė. Iki. Ačiū Arnoldai. Trečiojoje Dovydo Rimkenzo Rimkaus ir Arnoldo Misiūno kovoje triumfavo Arnoldas Misiūnas.